Taigi, sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš, It's Minecraft ir kaip matot, mes šiandien žaidžiam Besiedger. Tai jo, taigi šitą žaidimą norėjau pažaisti tikrai gan seniai. Na, ne gan seniai, bet tiesiog norėjau pažaisti, gerai, taip vadinkim. Ir tiesiog gavau, matot, yra versija V0.01, tai reiškia, yra pati pirmoji versija, alfa versija, labai patinka jos versija, kai yra paskelbta. Nu, tiesiog publikita, nu tiesiog publikita, nu žodžiu, supratat. Pati aukščiausia versija, tad čia turbūt nesmerkit, kad buvo žaidimas taip toliau. Ok, taigi čia biškai matot kelis pasižaidžiau, kad tiesiog nebūčiau niubas. Bet mes galim pradėti nuo zono pirmo. Ir va, tai jeigu nežinau, kas yra Besiedger, tai yra toks žaidimas, matot, gaunam vieną blokelį ir turim kažkokį tai pastatą, tarkim, kurį mes turim sunaikinti, ne? Ir va, destroy. Ir mes galim čia viską statyti, taip toliau, kad jį sunaikintume. Gali, va šitas kubas, kur yra, tai yra vieta, kur bus, nu, kur turi tilpti jūsų šitas pats dalykas. Tai va, tai tarkim, tiesiog padarom tokią pačią elementariausią mašinėlę. Ir voilà, ir matau dabar su arrow keys, mes jį galim valdyti. Ir jau sunaikinam. Va, tai čia yra pati lengviausia zona, pats lengviausias levelis, gerai. Antras, matot, malūnas, bet čia turbūt reikės kažko spręsti. Taigi, galim ką padaryti. Kas būtų labai protinga, tai katapultą gal, manyčiau. Va, pabandom. Ar veiktų. Pala, kuris katapultą aktyvuoja? O, ne, turbūt C. Jo, C. Ir dar nesunaikinam. Really? Ką čia reikia sunaikyti? Gerai, žinot ką. Nu, malūną reikia sunaikinti. Ir kodėl aš negaunu tų... Ai, va. Nu? Ai, jau mes perėm, sorry. Gerai. Ten biškai subaginu. Gerai, mums dabar reiktų čia arba užsidėti šitus flying blokus, arba pasidaryti, kad vairuotume. Taigi... Iš pradžio įsitrinam šitos ratus su X-u ir pasidedam šitas tweeting čia. Taigi žaidimas yra labai kietas. Tiesiog viską galite kūrybingai daryti ir galite tiesiog šitą alfa versiją nusipirkti už $7. Kas yra gerai. Gerai. Va, dabar galim valdyti. Skinėti, aišku, labai lėtai. Oba, avytės. Oba, gražios avytės. Ok, ir turim pasiekti tą tašką. Ir avytės mane seka turbūt uždėsi, va. Gerai, next zone. Ok, čia truputėlį bus daugiau, nes čia mus šaudys. Bet mes ką galim padaryti. Tai užsidėti kažką, tais... Čia kokia formulė bus. Gerai, pažiūrėsim, ar yra grinai tokia formulė. Canonas bus vėl gerai. Oi, bus daug canonų. Pirma, pažiūrim, dabar iš karto nepradėsiu lošti. Tik pažiūrėsiu, ar atlaikys. Ok. Gerai. Ką mums reikia padaryti, tai mums reikia nuleisti šitą žemyn, kad nekristų daug, ir mums reikia sunaikinti šitą katapultą, nes nušaus kitas katapultas. Na, gal kažkas ir yra ir... Gerai, gal nenaudosim tų katapultų tiek daug. Gal biškai įsitrinam. Ok, gal dabar bus gerai.
sex bomb. You're a sex bomb. You can give it. Saugo. Gerai, man atrodo, gal iš visų tų katapultų net nenaudojam. Kas būtų gerai, tai... Gal pabandom skrist? Šių niekada nebandžiau skrist. Ok, pradedam. Kuris skrenda? C, Q... Ai, O. O ir... Ai, kai pataiko strėlė, tai... Kažkodėl man neskrenda. Gal norėtum pasiaiškint? Давай. Yes! Yes! Давай! O! Yes! Spėrėm pagaliau. Ok, ir turbūt paskutinį levelį. Dabar... Gerai, gerai. Ok, varom. Ai, supratau, kai mes naudojam flint. Tai taip, lengva bus. Tai toks lengvas levelis. Na gerai. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot šitą video. Labai praėjo laikas labai greitai. Man atrodo, kad čia 3 minutės praėjo. Šiaip jau beveik 11. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Marka. Nepamirškite, jeigu nori daugiau šitos serijos žaidimų, būtinai paspausite like ir nepamirškite subscribe. Ir susimatysime kitą kartą. Ciao.